Litagros įmonių grupė dirba daugelį metų ir tęstinumas be abejo išlieka ir to mes ir sieksime, kad mūsų įmonė būtų viena iš lyderiaujančių įmonių tarp žemės ūkio sektoriaus. Toliau stiprinsim serviso komandą, nes matom, kad šiuolaikiniui ūkininkui, tai kaip ir visada, be abejo, šitam sektoriuje, kai mes skaičiuojam ne dienas, ne valandas, o sekundės, tai yra labai aktualu ir todėl didelis investicijas darome į serviso komandą, į jų mokymus, į jų kvalifikacijos kelimą. Ir šitoj vietoj matyt, kad pasistengsime dar labiau, kad būtume tikrai patys geriausi. Kaip visuomet, Litagra turi labai didelį platų stendą. Mūsų naujovės pačios pagrindinės, tai aišku, aukso medalį pelnęs kombainas, pats naujausias CX8.85. Būtent yra visiškai atnaujintas, su atnaujinta kabina. Taip pat yra patobulinta kulimo sistema. Taip pat reiškia, yra visiškai naujas dizainas. Taip pat mes turime parodoje pačią didžiausią naujovę, tai traktorių nomenklatūrai. Tai yra traktorius T7.315. Jis yra išskirtinis tuom, kad tai yra jau ilgesnės bazės 7 klasės traktorius, turintis 300 arklio galių vardinių galių variklį. Taipogi jisai yra nudažytas specialia Maserati spalva ir yra išskirtinės būtent Blue Power specifikacijos. Apart šio traktoriaus mes taip pat turime T4 seriją, kuri yra skirta būtent įvažiuoti į žemesnio aukščio fermas. Taip pat parodoje mes turime plačią ekspoziciją gyvulininkystės reikmenų ir aišku melžimo robotą, būtent taipogi robotizuotą savaeigį pristumėję iš Lely kompanijos ir turime taip pat robotizuotą šėrimo dalintuvą, kuris vadinasi Lely Vector. Iš JCB mes turime čia plačią gamą, čia netgi ekspozicijoje yra 8 mašinos ir viena iš tokių naujovių, tai yra JCB, būtent 409 modelis, tai yra nedidelio galingumo frontalinis krautuvas, šarnyrinis krautuvas, skirtas mažesnio būtent dydžio ūkiams, kuomet reikia geresnio pasukimo kampo. Taip pat turime plačią gamą Amazone ir aišku sekanti kompanija, ką mes atstovaujam, tai yra Vokietijos gamintojas Horsch. Mes taipogi ten turime tokių vieną iš naujienų, tai yra reiškia būtent skutiklis, kultivatorius, tai yra Terrano 4MT, jis būtent yra kombinuoto tipo skutiklis. Taip pat mes atstovaujam ir vieną populiariausių Lietuvoje ir ko gero Europoje kompanijų, būtent Vokietijos gamintojas Krone. Tai mes čia turime plačią ekspoziciją nuo pačių mažiausių šienapių, net iki prikabinamų šienapių, kurios yra 6,2 metrą. Ir taipogi turime savaeigį smulkintuvą, tai yra BigX 700. Tai yra smulkintuvas turintis 700 arklio galių. Jis yra išskirtinis tuom, kad jau standartiniai komplektacijai būna su 4 varančiaisiais ratais, turi ypatingai gerą pravažumą, taip pat paskirstytą svorio centrą ir jis labai gerai yra darbui tiek su žolės rinkimu, tiek su kukurūzo dorojimu. Aišku, apart viso to mes turime taip pat gražią ekspoziciją, tai yra priekabų, Fliegel priekabas atstovavime, būtent Vokietijos gamintojas, tai čia mes turime tikrai didelį eksponatą, net 30 tonų kraunamosios masės priekabą, būtent Fliegel, ir jį yra 3 ašių. Čia ekspozicijoje yra su iškratymo volais, ši priekaba yra universali tuom, kad ją galima naudoti ir pakeitus galą tiek iškratymo volus, tiek būtent grūdų perkrojimą ir aplamai kaip priekaba. Ir taip pat mes stipriai koncentruojamės šiuo metu į būtent grūdų sandėliavimo įrangą. Pas mus yra posakis nuo idėjos iki rakto, taigi toje ekspozicijoje jūs galite rasti būtent Arai produkcijos ir taipogi turime mobilias Agrex džiovyklas. Jeigu pasižiūrėsime į pačius populiariausius modelius, tai sakykime, vėlgi parodoj turbūt neužtektų ir valandos išvardinti, nes yra modelių ir jų modifikacijų labai daug, bet sakykime patys populiariausi Amazonės tai yra būtent trąšų barstytuvai, kurie yra
paprasčiausiai mechaniniai ir taip pat patys moderniausi, tai yra ZETS modeliai. Ir žinoma, plati purkštuvų yra gama, kurie gali būti pakabinami kaip UF modelio ir žinoma vidutinio ūkio dydžiams purkštuvai UG modelio, kurie gali būti 3200 talpos, o darbinį plotį gali turėti 20, gali turėti 24 metrų. Ir didiesiams ūkiams jau siūlome kito modelio, būtent UX modelio purkštuvus, kurie vėlgi darbinį plotį gali turėti ir 30 metrų, ir 36, ir žinoma ir mažesnius. Ir pats didžiausias, sakykime, iš purkštuvų, ką mes pristatome parodoje, tai Amazonės Pantera savaeigį purkštuvą. O kas liečia žemės dirbimo technologijas, tai vėlgi yra naudojami diskiniai skutikliai. Iš diskinių skutiklių, ką mes matome parodoje, tai vėlgi vienas populiariausių modelių, tai yra būtent Katros Plus. Tai Katrosas šiuo atveju yra 4 ir 6 metrų su važiuoklė, kuris yra demonstruojami. Ir toliau vėlgi, jeigu paimsim gilesnį dirbimą, yra ir noraginiai skutikliai. Vienas populiariausių modelių Lietuvoje, tai yra Cenius noraginiai skutikliai. Ir parodoje taip pat mes galime pasižiūrėti 4 metrų diskinį skutiklį ir taip pat ant jo užmontuotą padrikos sėjos aparatą, tai yra green drill, kuris būtent skirtas pagrinde sėti rapsus. Jeigu mes šiandien dieną ūkininkai labai gerai žino sėjamasis D9, tai jos yra labai populiarios, tai vėlgi į Lietuvą labai stipriai įeina naujo modelio sėjamoji, tai yra būtent prikabinama pneumatinė kombinuota sėjamoji, vadinama cirusu. Tai vėlgi pasižiūrėjus kaip ir į visą produkciją, tikrai yra iš ko pasirinkti ir ką pritaikyti ūkiui, kad atlikti kuo geresnį būtent darbą su mažesniais kaštais. Mes turime labai geras išskirtinės sąlygas būtent New Hollando traktoriam kombainam, tai palūkanų marža prasideda nuo 0%. Taipogi turime ir GCB, būtent jeigu 5 metų norėtumėte imti leasingo arba, pavyzdžiui, kredito būdu, tai palūkanos sieks tik tais 1,2%, o kroniai, pavyzdžiui, bus tik tais 1,1%. Pardavėjas ne tik turi mokėti pasiūlyti, pardavėjas turi, davesti viską iki galo. Mes siūlome, kaip sakoma, vadinasi uždaras ratas. Jeigu pirkėjas tikrai susidomėjo mūsų techniką, įvyko sutarties pasirašymas, mes siūlom pilną paketą, tai yra toliau finansavimas, kurį mes patys sprendžiam, siūlom įvairius variantus, kaip ir minėjau, ir taipogi toliau seka servisas. Mes turime didelę serviso tarnybą, vyksta didelė serviso plėtra ir tiek serviso komanda yra visuomet kartu su ūkininkais, tiek pardavėjas nelieka nuošaly. Tai tikrai dirbam glaudžiai, nesam atskirti, kad tiesiog būtume pardavėjai arba tiesiog yra servisas. Tai yra viena didelė bendra komanda, kuris siekia vieno tikslo. Mano regionas yra labai dėkingas tom, kad jisai yra mišrus. Dirbu Šiaulių, Joniškio, Radviliškio, Kelmės ir Akmenės rajonuose. Pastaruoju metu yra tokios tendencijos, kad ūkiai iš tikrųjų plečiasi, stiprėja, stambėja. Šiuolaikinė technika, tai ką mes pristatome šiais metais, yra labai atnaujinta, taupo ne tik tai ūkininko laiką, ne tik tai kuro sąnaudas, bet ir trąšas ir chemiją, nes visa tiek, sakykime, purkštuvai, tiek traktoriai, tiek kombainai turi GPS sistemas, kurios padeda išlaikyti lygiagretumą, tikslumą purkštuvuose, taip pat padeda taupyti trąšas chemiją, nes jie nebepurškia ant purkšto ploto jau. Kombainuose sumontuoti lazeriai, kurie seka lauko javų kraštą. Šiuolaikinis ūkininkas faktiškai gali būti su kostiumu ir tikrai nereikia jam pačiam nagų daužyti. Mūsų servisas labai plečiasi, tobulėja, sugedęs kažkoks agregatas gali būti suremontuotas per parą laiko. Mūsų prekybos centras išsiskiria prekių asortimento įvairovė. Čia pas mums prekių randa ne tik tai, kaip jau yra įpratę pirkėjai, kad tik žemės ūkio, bet pas mums jau prekių randa ir miesto žmonės. Ypač tie, kurie užsiima statybom, namą gali pastatyti nuo pamato iki pat stogo uždengimo. Taip pat ir vidaus apdailai turime ką pasiūlyti, jau esame įsiplėtę nemažą asortimentą. Ūkininkam pasiūlysim, kaip ir kiekvienais metais, siūlyme išskirtinės jiems sąlygas, išskirtinį dėmesį, pasiūlysim jiems palankės kainas ir atidėjimą jiem palankų. Pirkėjams siūloma nuolaido korteles, siūloma kol kas nemokamai šitas korteles įsigyti. Taip pat pirkėjams siūlome ir akcijas. Pas mums galima įsigyti ir prekę kai dovanai, ir dovanų čekių.
kurie galėsit padovanoti artimam žmogui. Be abejo, patys stipriausi mes esame tame, kad vieninteliai matyti Lietuvoje turime tokį didelį tinklą, kur ūkininkas gauna pilną paslaugą arčiau savo namų. Tai siūlome kiekvienam ūkininkui apie tai susimastyti ir taupant laiką savo, kuris yra labai brangus, daugiau skirti dėmesio mūsų įmonėje.